Labas rytas. Nauja diena, naujas vlogas. Vakar palikau megztinį tenai. Bet jau ir paėmė turbūt kolegė. Nes buvau ten pasidėjusi ant to laivo stogo. Ir pamiršau. Tai turbūt įnešiu į koridorių. Taip yra, kai smegenų nėra. Tiksliau atminties. Nu, ką darysim? Tai va, atlėkiau į darbą. Ir netrukus eisim dirbti. Orai apsiniaukia, tai lyja, tai nelyja, tai šilta, tai vėsiau. Bet šiek tiek yra atvėsę. Tai va, tokie reikaliukai, einu ruoštis ir eisim darbuotis. Grįžom namo ir Benas užmigo, tai atrakinau duris. Reikia bandyti nešti lovą, gal žinau. Ei, tu atsikėlei! Aš norėjau nešti tave mėgiuką į lovą. Išgirdai, kaip mašina važiuoja? Aš norėjau atsikelti. Norėjau atsikelti, tu smukai. Bet aš norėjau biškį miegoti. Lietus atkeliavo pas mus. Ne, Benai? Ir griaustinį turim, ir lyja. Gerai, kad jau po darbų. Kažkur turbūt 6 valandos dabar, ar po 6. Pradėjo pilt kaip iš kibiro. Labas rytas. Uždėjom tatuiruotę ponui. Sakė, parodys draugam darželį. Tau reik pusryčius valgyti. Ne. Jo. Nenoriu. Mažukai reikia. Tuo jau duosiu. Nu tai reik pavalgyti. Bet aš veisiu vėl veidumą. Jarko. Nu ką, darbą baigiau, bet kolegė turi uždaryti darželį ir aš noriu pamatyti, ką jinai daro. Tai pasiėmiau savo baruką ir eisim padėti, kad aš irgi kitą kartą žinočiau, kaip reikia uždaryti darželį. Tai va, sudėsim į skalbyklę. Ir aš buvau. Jo, tu čia buvai. O tu neatsimeni čia? Atsimeni? Nu, bet nieko per daug neimk, nes čia jau sutvarkyta yra. Jo, gali pažiūrėti. Išėjom į lauką, bet toks vėjas vėsus, tai atsinešiau čia staliuką į saulę. Ateik čia pas mane. Ai, gerai. Išgersim kavytės su sausainiais. Pasimėgausim saulutę, nors jau yra, nežinau, po 6 gal. Nelyja. Nelyja, bet vėjukas pučia.
Ačiū. Tu gali į tau plaukį. Ir plaukus uždėti. Ate. Ate. Atėjo savininkė su vaiku, sako, mano vaikas nori pažaisti, sako, ateikit. Tai nuėjom paplepėjom. Eina dabar pas Beną, nes čia su to berniuku žaidžia. Turi namelį. Jie tau nebenori vaiks namo eiti. Einam viskas į vidų jau. Jau tuoj 9, reikia eiti vonę. Aš čia tvarkiausi, laukia paliko visi bardakai. Kur? Čia va, nes atėjo savininkė, sako, tegul eina vaikai pažaisti. Vaikas Nu ir užsižaidė. O aš irgi ten buvau biški. Nes nesinorėjo ten palikti paskui vieną su to berniuku. Nes mes ten pakalbėjom kokias, nežinau, 20 minučių. Ir sako, einu iš maisto gaminti. Sakau, jo, sakau, viskas gerai. Ir mes ten dar pabuvom. Nežinau, kiek dar, gal 20 minučių. Reiks užšluoti čia į vieną krūvą. Tai sako, tegul ateina pažaisti dažniau, nes mano vaikui, sako, nuobodu. Jam 6 metai, jo broliui 12. Ir, tam broliui jau nebeįdomu su mažuoju broliu. Mes girdim, jis ten pastoviai prie kompų sėdi, nes mūsų mėgamasis kažkaip yra toj pusėj, kur to vyresnio berniuko kambarys. Ir girdis, kaip jis ten prie to kompų ten sėdi ir žaidžia. Tai žodžiu, jau su broliu nelabai žaidžia. Aš čia dar baigiu tvarkytis ir einu į vidų. Labas rytas, bubutuojuosi, maskuojuosi. Žiauriai lyja, nežinau kaip išeiti, aš tik su maikė, čia va mano ta maikė, kur pirkau New York'e. Reik kažkaip eiti, nes panašu, kad čia nenustos lyt, o man jau už pusę valandos reik dirbti. Siaubekas. Jokio skėčio nieko nepasiėmiau. Tai kažkaip reikia suktis iš padėties dabar. Reikia šitaip eiti, nes tikrai gan smarkiai lyja. Oi, šiandien dirbu parduotuviai. Tai keliauju. Eina sau kaip pila.
baigtas darbelis. Varu į parkingą. Tikiuosi nepelyja laukia. Tuoj patikrinsim. Atėjau į Beno kambarį, šiek tiek tvarkausi, nors jau yra po 8. Bet šiek tiek čia bardakas čia Beno nešvarūs rūbai, reikės mesti skalbinių dėžę. Jie nuėjo migdytis į mūsų miegamąjį, nes aš noriu aptvarkyti virtuvę. Gulinėjau lovai, ilsėjausi. Dabar, sakau, eisiu šiek tiek apsitvarkyti. Jie užsimigdys ir reikės eiti pačiai miegoti, nes rytoj bus nelengva diena. Rytoj laukia 2 darbai, 2 darbeliai, ilga diena. Taigi buvo atėjęs savininkės berniukas. Iš tikrųjų prieš pusvalandį. Tai buvo beveik 8 vakaro. Žiūriu prie durų atėjo. Basas, be batų, lyja lietus gerai. Ir nuėjau, atidariau duris, sakau, labas, sako, gal galim eiti pažaisti. O aš jau Benui pižamą uždėjus. Sakau, mes jau ruošiamės eiti miegot, sakau, bet to, lyja lietus, tai sakau, gal tada rytoj. Tai toksai, gerai, ir išbėgo. Tai pakalbėjom ir su vyru, tai sakė, sako, galės eiti žaisti rytoj. Tai jis irgi turbūt eis kartu, nes vis tiek 2 kartą tik jie čia susitiks. Tai galės šiek tiek pažaist, bet šiaip faina, nes ir Benui faina, nes dabar aš, pavyzdžiui, norėjau nueiti į lovą ir tiesiog pasilsėti ramiai, bet tai kažkaip misija neįmanoma. Nes jis ateina pas mane ir ten kartu nori būti. Tai galvoju, kai susidraugau su berniuku, tai ir mamai bus šiek tiek laiko. Ir plus mes esam tam pačiam kieme, nereikia eiti per jokią gatvę nieko. Mes gyvenam, čia yra mūsų kiemas ir čia nueini už namo ir yra jų kiemas. Tai iš tikrųjų saugi aplinka, plus čia netoli tas vaiko namelis ir tas batutas. Ir jeigu ką, jis čia gali tiesiog iškart namo parbėgti, tai kol kas vieno, kaip ir neišleisim, nes jis tiek, jis dar 4-metis, o tas berniukas, man atrodo, jam bus 7, ar jau yra. Tai irgi dar toks spirgutis, bet šiaip labai draugiškas, fainas, toks mielas berniukas, tikrai dalinas tai žaislais, ten viską rodo tam Benui. Tai, labai fainai, kad jie čia galės kartu žaisti ir, kažką smagaus veikti lauke, negu sėdėti namie ir ten žiūrėti kažkokį filmuką ar kažką. Ir, fainai iš tikrųjų. Tai einu toliau apsitvarkyti dar šiek tiek ir reikės eiti ruoštis miegot, nes rytoj laukia darbinga diena ir reikės gan anksti būti darželį ir po darželio dar į kitą darbą, bus reikaliukų. Labas rytas, 5-dienis. Palikau Beną, einu į darželį.
pradedu ankstokai. Nu ir baigsiu po 3:15, bet tada iš karto varysiu į kitą darbą. Ir paskui nežinau, kada aš ten baigsiu. 9:30 gal. Tai laukia ilga diena, bet nusimato graži savaitė, gražus oras, vėl saulėta. Ką? Skanios kavos, jeigu gerat, ir einu dirbti. Nu ką, bėgu pasportuoti. Reik nunešti dokumentus, kad daugą gautumėm. Tai visų 3 paėmiau. Išleido kolegė, sako, varyk, nunešk. Bet ten biškį užtrukau. Eina savo benas čia. Vienas darbas baigtas, atvažiavau į kitą. Bet gerai, dar turiu beveik valandą laiko. Tai tiesiog nueisiu nusipirkti kokių salotų, atsigert kažką, pavalgysim, nes valgiau gana anksti pietus 11 valandą. Ir dabar reikės pavalgyti antrus pietus. Nu ir ką, ir eisim dirbti. Baigsiu tik 9:30. Varysiu namo. O rytoj šeštadienis vėl į darbą. Ir dabar viskas. Varau dirbti, varau valgyti, varau dirbti. Ir susimatysim vėliau.